Sveiki, šiandien pasidarysime be galo lengvą, greitą dizainą. Dizainas tikrai labai greitas ir labai gražus. Ir jis visiškai nesudėtingas. Mums reikės blizgučių, nebūtinai tokių blizgučių, galite kitokių blizgučių pabandyti. Šiaip labai gražiai šitas dizainas žiūrisi ir be blizgučių, nes mes jau darėm šitokius nagučius. Ir jie labai gražiai, būtent tas dizainas žiūrisi ir be blizgučių. Bet aš kadangi esu blizgučių mylėtoja, nu kaip aš be blizgučių. Taip pat man po ranka pasitaikė šitie blizgučiai, tai aš jų įsidėsiu. Ir taip pat man reikės šitokių būtent džiovintų gėlyčių. Tai man taip pat reikės skaidraus gelio. Tinka savaime įsilyginantis gelis, manau, kad savaime įsilyginant ir naudosiu, nes pas mus jis yra tokio krištolo tyrumo, jis nuostabiai yra skaidrus ir be galo tinka būtent šitokiems dizainams, modeliuotėms nagams užlieti, tai labai jis yra superinis. Taip pat galima naudoti ir stovinti, master, yra masteriukai irgi skaidrus geliukai, ir matot skaidrus tikrai yra skaidrus, master gelis. Ir tai nežinau dar, kurį naudosiu, kurį sugalvosiu, bet tinka ir akrigelis. Taip pat tinka skaidrus akrigelis, bet aš šiandieną parodysiu su geliuku, nes aš ir tai pagrindė labai daug darau su akrigeliais, tai truputėlį parodysiu ir su geliais. Įsivalykim savo paletę. Kokią turiu gražią paletę. Jos yra rankų darbo šitas paletės, jų pas mus galite įsigyti parduotuvėje. Ir niekas neturės antros tokios, nes jos yra gaminamas iš epoksidų dervos ir jos yra vienetinės. Be galo gražus, labai gražus raštai, labai malonu dirbti ir žiūrint kažką tokio įdomesnio. Tai va, visų pirma, taip aš turiu paruoštą nagutę ir visų pirma man dar yra reikalingas tas pirminis paruošimas. Reiškia, aš nudehidratuosiu nagų plokštelę su prepas, tai yra dehidratas, jis nuriebalina nagų plokštelę. Prepo nebijau deduosi, gali kliūtis ir ant odos, labai greitai nudžiūva ir nudehidratuoja mano nagų plokštelę. Toliau naudoju bonderį. Bonderis tai yra gruntas. Mūsų bonderis yra nerūgštinė priemonė, jis niekada nesualergizuos jūsų klientų. Ir gražiai pasidegiu tik ant nagučio, jau šito nededu niekur ant odos, saugo, nes gruntas jis paskui save po to vedasi ir sekančias medžiagas Toliau mums reikalinga yra užsidėti rubber bazę. Mūsų rubber bazė, šitokia turim rubber bazę, mūsų rubber bazė yra labai tvirtas produktas, mes jos turime indeliuose ir turim buteliukuose. Aš rubber bazę naudoju jau, kaip pastebėjote, viskam, plokštelės įtrinimui priauginant, geliniams lakavimams, korekcijoms, žodžiu viskam, dizainams, ypatingai labai gerai dar tinka ir būtent dirbant su geliniais tipsais, jeigu norim nagų priauginimą padaryti būtent su geliniais tipsukais, tai šita rubber bazė mums taip pat labai tinka. Pasiimu truputį rubber bazės ir įtrinu į nagų plokštelę. Daug jos nereikia, įsitrinu gražiai ir nusiglostau nagutį. Įtriniu ir nuglosčiau nagutį. Ir viskas. Keliaujame lempą, pilna polimerizacija, tai yra 60 sekundžių. Viskas, mūsų rubber bazė supolimerizuota. Toliau aš turiu pasiruošti būtent savo gelį. Tai va, pasiimkim geliuko. Aš naudosiu savaime išsilyginantį. Pasiimkim gelio. Jau medžiagos pasiruošėt tiek, kiek darysite nagų. Ir man, kadangi vienam nagui tai reikia. Toliau aš įsidedu gelyčių. Įsidėkim, dar noriu šviesiai įdėti gelytę. Ir dabar geriausia būtų naudoti šitokį įrankį. Ir ta gelytė, jinai medžiagoje labai gražiai suyra į tokias smulkės detalės, atsiskiria visi lapeliai. Ir gaunasi labai graži tokia ta pati paruošta medžiaga, kaip aš vadinu paruoštukas. Ir šitą paruoštuką aš deduosi blizgučią, bet kaip minėjau, tai nėra būtina, nes labai gražiai atrodo ir be blizgučių, nes mes darėm be blizgučių. Nuostabiai žiūrisi visi nagai, mes visus nagus pasidarėm su tokiu dizainu. Labai gražiai atrodė. Beprotiškai gražiai tokie vasariški lengvi ir tinka šiaip ne tik vasarą, bet mes kadangi darėmės vasarą, tai labai gražiai atrodė. Tai va, turiu tokį paruoštuką, dabar šitą paruoštuką aš turiu padėti porai minučių, kad jisai man išskaidrėtų tą patį medžiagą. Tai visus tokius paruoštukus, jau kaip pastebėjote, visada pasidedam, jeigu susimaišo medžiagas, ar ten dėsim pigmentą į kažkokią tą medžiagą, gelį ar akrigelį, ar tai dėsim kažkokį tai galbūt laką, galbūt tie patys blizgučiai, galbūt vitražiniai dažai ir vitražiniai lakai, sumaišytas medžiagas visada turim pasidėti iš šono, truputėlį jos turi pasistovėti, kad išgrynėtų ta pati spalva, pats tas grožis, kad išsigrynintų. Toliau aš turiu prisimatavusi rušinę formelę. Aš vėl naudoju balerinos formelę, šiai dienai tai yra jau mano favoritas. Prisimatuoju formelę primatuojant. Neturime matuoti šitai prisikišusios, turi būti palikti atstumą, turim truputėlį šitai pasilikti atstumą. Ir formelė turi lengvai dėtis ant nagų. Negaliu formelės matuoti ir šitaip spausti, kad paboltų nagų plokštelė. Jeigu šitai prispausdamas uždėsit per prievartą formelę, tai jums tokie nagai tiesiog nelaikys. Jūs neturėsit šoninio apatinių paralelių, bus išplonėjusi stresinė zona ir tokie nagai lūš. Bet jeigu jūs teisingai prisimatuosit formelę, jūsų nagai laikys super stipriai, jie bus vienodi, gražūs ir tvirti. Tai va, rušinę formelę turiu prisimatuoti, jinai turi lengvai man dėtis. Uždėjus rušinę formelę matosi, kad aš galėsiu įsidėti medžiagos ir labai gražiai matosi, kaip uždengia mano išaugimo tašką. Išaugimo taškas uždengtas, nusileidžia šoninės apatinės paralelės. Ir šitaip turi būti iš abiejų pusių. Ir formelė yra laisvesnė. Jokių būdų neimu ten mažos formelės ir neprivartauju šitaip uždėjimo nagų laisvesnė formelė. Tai va, primatavimą mažutas atstumas nuo odelio, nusileidžia šoninės apatinės paralelės, gražiai aprengtas išaugimo taškas. Ir taip pat turiu atsižymėti savo nago ilgį. Ir taip atsižymėtumėte ant visų nagučių. Ir jeigu norit kvadrato, brėžiat tiesiai, norit ovalų ar migdolų, pasižymėt ovalą ar migdolą. Ir šitaip susižymėtumėte ant visų 10 pirštų ir taip dirbtumėt. Tai va, kol prisimatavom formelę, mūsų medžiagytė jau pakeitė spalvą, jau jinai tapo daug gražesnė. Taip, šitą nusivalom. Ir dabar išdėsiu medžiagą. Aš medžiagą išsidedu vienu etapu, nes aš jau supratus dirbsiu su geliais, akrigeliais, tai aš išsidedu vienu etapu, bet dirbant su geliu galima dėtis ir 2 etapais. Man vienu etapu yra ir greičiau, ir patogiau, taip aš jau supratus. Va, gražiai išskirstam, nes kai medžiaga dabar į gelį savaime įsilyginantį gelį, jau tą gelytę, tai mano medžiaga, jinai gavosi tokį tirštesnį, kietesnį, nes joje yra mano tos gelytės lapeliai. Tai dar yra geriau, nes jinai man nebenori. Mūsų geliai taip jie nėra skystę savaime įsilyginantys geliai, pas mus yra pakankamai tiršti. O dar įdėjus va šitokių gelyčių,
Jisai dar truputėlį keičia savo konsistenciją ir jie tampa dar truputėlį tirštesnis. Va šitaip išsidedu. Išdedat medžiagą ir žiūrit, kad visur apsirengtų, visur šičia šonai, visur medžiaga turi būti aprengta, turi pačią formelę, nes jeigu kažkur neužsidėsit medžiagos, logiška, kad to vietoje jos ir trūks, kai pasistatysit ant nago. Toliau pastatymas ant nago. O kadangi aš darysiu savo vieną nagutį, tai man protarpinė nėra būtina, bet ją galima pasidaryti. Bet jeigu jau dirbsiu su visais, 10 pirštų būtina bus darytis protarpinės polimerizacijas. Medžiagos niekada nereikia persikrauti labai daug. Pastatymas pasistatau 2 pirščiukais. Va, ir statausi. Hop. Ir dabar būtinai turiu žiūrėti, kad būtų tiesiai, būtinai turiu žiūrėti tiesumą. Tiesumą visada rodo šitie 2 sąnariai, dažniausiai paskutinis sąnariukas pas mus būna nusisukęs. Ir va, gražiai pasižiūrim, kad būtų tiesiai, kadangi dirbu su geliu, jau žaisti to vieto ilgai negaliu sau leisti. Taip. Ir protarpinę polimerizaciją galim daryti su tokiais prožektoriukais. Arba aš turiu dar šitokias lempas. Va šitokias lempas dar yra, aš ją pasikabinu ant savo lempas. Jinai pas mane va taip kabo ir man patogu ją yra valdytis. Ir tiesiog aš ją pasijungiu. Ir va dabar pasidarysiu protarpinę polimerizaciją. Kol žaidžiuosiu truputėlį man. Pasisuku į šoną, aš jį pasitiesinu, pasižiūriu, kad man būtų tiesus ir gražus, aš įsijungiau savo lempą protarpinį polimerizaciją, panagiai irgi vaizdas gražus, gražiai nagutis įskęsta. Nu, gelis jau nekri gelis, taip greit su juo nepadirbėsim. Viskas keliauju į lempą, protarpinį polimerizaciją keliom sekundėm. Protarpinė polimerizacija vyksta tik kutikuliniai zonai, nepolimerizuojat viso nago. Va, pasidariau protarpinę polimerizaciją, mano nagutis laikosi. Žiūrim. Va, ir dabar galiu keliauti lempą pilnai polimerizacijai. Va, supolimerizavom nagutį. Šitai pas mus panagytė gražiai atrodo įgulės. Padarys protarpinę polimerizaciją, šį čia tą vietą polimerizuojat. Papolimerizuojate 10-15 sekundžių, prieš tai nepasakiau. Ir tada galite apvertusios pasižiūrėti, jeigu būna panagiai, tarkim, per daug gelio, galite jį išimti būtent čia polimerizavusias. Ir kadangi pas mane buvo vaizdas gražus panagiai, aš jau ir nebetvarkiau panagės ir nebeparodau. Tai va dabar dar paaiškinu, kad būtent protarpinė darosi šitoje vietoje, kad galėtume pasitvarkyti panagį. Tai va, gerai, dabar nusimkim formelę. Nuimkim formelę. Ir va, turim šitokį nagą. Labai gražiai tie žiedlapiai matosi. Pilnas nagutis yra žiedlapių ir blizgučių. Na, kokius galite padaryti gražius nagus ir pagal paprastai nieko daug nereikia. Džiovinto gėlyčių, skaidraus gėlio, ar akri gėlio. Ir va, kokius gražius galite padaryti nagus. Labai greit ir paprastai. Gerai, truputėlį viską apsisklundom. Išsivalom lipinumą iš panagytės prie odelio. Gerai, viską patarėsim ir dabar pasidėlžiuosim. Aš va turiu savo meilę mažą kankorėžiuką. Čia yra jau mano mylimiausias angaliukas, dirbant su šunio formelėm, tai jis man yra nepakeičiamas pagalbininkas, jo nuostabi forma ir visur prieinama, visur išvalo, visur šitas vietas išsivalom, jeigu reikia kažkur ir panagės prieinam išsivalom. Tai čia nuostabus, jis pakankamai saugus su juo, nesužeisti savo klientų, jau minėjau, sakau, net per mokymus mokinės net nustemba, atrodo tie kartiliai tiesiai prie odos, o modeliukai nieko nejaučia. Taip, pradedam. Ir smulki nosytė visur prieina. Va, labai gražiai visur mums išvalo. Taip gražiai. Pasukam. Mažutė, visur gali praeiti šito smulkio angaliuką. Gerai, iškabrai truputį, kad pargrįšiu. Šitoje vietoje viskas, toliau imam dildę. Ir laisvą kraštelį dildę prisiguldau. Šonai dildę uždaryta, kitas šonas dildę uždaryta. Darau dildę ir gražiai pasidildžiuoju šonus. Toliau turime žiūrėti šonės apatinis. Nuo išaugimo taško, va čia pas manęs yra va šitoje vietoje išaugimo taškas, pasikišu dildę ir nuo išaugimo taško turi dildę eiti tiesiai. Va. Ir taip pat iš kito šonio. Viskas. Ir dabar turiu pasivalyti panagytę. Taip. Turim pasivalyti panagę. Ir galiu valyti su šito pačiu kankorėžiu, bet šitas mažas kankorėžis man labiau patinka, kai dirbau su trumpais nagais, jeigu turiu ilgesnius nagučius, aš naudoju tokį naudinį. Pravalykim, aš naudoju šitokį angalį. Panagiai valyti pas mus yra šitas angalis, jis taip pat yra be galo saugus ir ilgiems nagams man labiau patinka, nes aš iš karto paimu didesnį plotą. Ir šitas angalį mes turime mėlyną žymą ir turime baltą žymą. Aš naudoju dabar, net nežinau, nepažiūrėjau kokį žymą, tokį žiūrėsim. Ir šitie angaliai taip pat yra labai patogus išsivalyti panagytėm, dulkės išvalyti. Taip pat labai patogus yra valyti panagytėms, jų taip pat labai saugus visas tas pats laisvas kraštas, šitas, jisai nėra smailus, su juo tikrai neįdursit. Lygiai taip pat kaip ir su kankorėžiu, va šituo lygiai taip pat su juo klientų nesužeisit. Kankorėžio kodas būtų KMK 166, nes jau jį be galo myli ir perka pas mus klientai, tai koduką turi pokim pasidėjus. Taip. Pasižiūrėkime, kaip mūsų nagutis. Truputį dar noriu laisvą kraštelį. Aš vėl įsidėjau kankorėžiuką, pagrindinė pas mane šitas angaliukai yra, medžiagos mainumai naudoju žalią kankorėžį arba mėlyną dūmą kankorėžį. Pasitvarkom nartą. Man patinka nagučiai, kai būna plonyčiai. Nagučiai, kai yra plonyčiai.
Na, šitokį. Ir su viršinio formelėm padarykime liniją, jeigu teisingai atsimatuosite, jeigu teisingai viską pasidarysit, tai jie tikrai tvirtai gerai laikys. Viskas nusidėtinam. Nuvalom dulkes. Išvalom dulkes ir va. Turim šitokį nagutį. To uždėsim topą ir bus labai labai gražiai su topu. Aš kai nelakuoju, visada gruntuoju. Gruntą dedu tam, kad man daug gražiau ir švariau matytųsi dizainai. Kai dizainai yra tokie skaidresni, tai labai gražiai tada per gruntą jie persimato. Ir taip pat gruntas paslieka kažkokius tai mini porą kartelį, jeigu pasitaiko kažkokie tai. Tai kokį dabar po ranka turiu topą su blizgučiais, topo aš nenoriu. Ir dabar aš po ranka turiu Top Easy. Top Easy. Jis yra truputėlį tokios tirštesnės konsistencijos, Top Easy Crystal topas yra toks keistesnis, Easy truputėlį yra pas mus tirštesnis. Pas mus topų visada yra rinktis iš ko, nes aš esu tos nuomonės, kad niekada vienas produktas visiems geras nebus ir turim turėti iš ko pasirinkti. Va, šitai pasidinkim gražiai. Ir panagytę taip pat patlapuokim ir viskas keliausim į lentą pilnai polimerizacijai. Va, kokį turėsim gražų nagą. Viskas keliam pilnai polimerizacijai. Va, supolimerizavom. Va, koks gražus gavosi pas mus nagutis. Ir užsidedam aliejiko. Mūsų topas šitas. Praktiškai visi topai pas mus nebijo jokio riebaliuko, išsitraukus iš lempos ir juos galime užsidėti aliejiko. Įsipoliruot nagutį. Ir jisai yra blizgantis. Nebijos jokio riebalo. Ir va, kokį turim gražų nagutį. Va, kaip gražiai matosi visi žiedlapiukai. Išsiardė gėlytė, kiekvienas lapelis atskirai, tarp tų blizgučių, man tai nerealiai gražu. Tai va, tokia kilo man mintis jums parodyti, pasidalinti, jinai buvo išbandyta, ištestuota, padaryta ir štai parodžiau jums. Gerų darbų, gražių nagų.